Sveiki visi, šiandieną pakalbėsiu apie itališkus namų kvapus. Labai daug gerų rekomendacijų, kvapai gerai skleidžiasi, patalpoj šleifuoja, pakankamai ilgai išsilieka. Taigi kokybės ir kainos santykis yra labai patrauklus. Taigi namų kvapai itališki, labai gražiai supakuoti, tinka ir dovanai, prie jų yra 8 lazdelės. Kas man atrodo išskirtina, tai kad lazdelės yra natūralaus medžio spalvos, nes dabar įprastai dažniausiai visos yra juodos. Taigi yra 8 tokios medžio spalvos lazdelės. Na ir toliau išpakuojam, ar ne? Dar tokia viena graži tvirta dėžutė. Ir ją atidarius, štai ką mes randame. Yra aprašymas namų kvapo ir namų kvapas. Priklausomai nuo to, kokį kvapą pasirinksim. Yra 6 pasirinkimai, taigi atskleisiu jums kiekvieno kvapo širdies natas, pagrindinės natas ir viršutinės natas. Galėsite jau vien iš mano informacijos susidaryti nuomonę, kaip jie kvepia, o jie kvepia iš tiesų labai skaniai. Taigi šiek tiek parodysiu, kaip atrodo buteliukas. Man tai atrodo labai gražus dizainas, kitoks nei įprastai. Kiek patogus praktiškai kiekvienas galėsite pasižiūrėti. Štai toksai, čia yra 100 ml. Galimas kiekis yra 200 ml, 500, 1,5 litro ir 3 litrai. Taigi skirtas yra ne tik tai namams, bet ir ofisams, grožio salonoms, viešbučiams ir dideliems patalpoms. Štai toksai gražus buteliukas. Pasistato, lazdelės įsikiša ir štai puikiai kvepia ir šleifuoja. Taigi, kokie yra pasirinkimai? Tai yra flower garden, tai yra gėlių sodas, ar ne? Ir patartina statyti virtuvėje ir prie įėjimo. Uoslės grupės tai yra gėlės ir vaisiai. Viršutinės natos yra citrinos, persikai, rausvi pipirai. Širdies nata yra turkiška rožė, Indijos jazminas, juodieji serbentai, avietės ir pagrindinės natos, tai yra pačiulis, baltasis muskusas. Yra ir mėginėliai, jeigu norite, galite ir mėginėlių užsisakyti ir taip pat ateiti į ofisą pauostyti, taigi aš turiu ir dabar pauostysiu. Žinot, aš juos visus 6 variantus uostau ir negaliu pasakyti, kad yra kažkuris kvapas, kuris nekvepia skaniai. Tikrai, bet kurį įsigijus nenusivilsit. Labai skaniai. Gavusi dovanų, bet kurį namų kvapą labai apsidžiaugčiau. Taigi, kitas pasirinkimas, antras, yra Fruit Blend. Tai yra rytietiškų vaisių kvapas. Kur statyti geriausia, tai būtų svetainėje. Viršutinės natos amarena, konjakas. Širdies natos turkiška rožė, jazminas, vyšnių sirupas. Pagrindinės natos tonka pupelės, muskusas ir vanilė. Pauostykim, labai skanu. Vienas iš tikrųjų užsakomiausių kvapų. Labai ir prabangu, ir skanu. Panašu kaip kvepalai, iš tiesų labai. Tai antrą kvapą pristačiau, dabar trečias kvapas būtų pomegranate. Kur geriausia statyti, tai būtų svetainė ir prie įėjimo. Uoslės grupės tai būtų gėlės ir vaisiai, viršutinės natos juodieji serbentai, širdies natos rožė ir granatai, na ir pagrindinės natos tai baltasis muskusas. Man asmeniškai ten, kur muskusas, tai man labai įtraukiai kvepia. Nu, va tiesiog norisi uosti, ar ne? Tai dabar pauostom trečiąjį mėginėlį. Nu, labai skaniai, labai. Jaučiasi, žinot, gaiva, granatas, labai skaniai. Na, toliau ketvirtas namų kvapas, tai pavadinimu yra Bacho simfonija. Aplinka, kurioje būtų rekomenduotina pastatyti, tai yra ofisas arba svetainė. Viršutinės natos juodieji serbentai, braškės ir vynuogės. Širdies natos persikas, apelsinų žiedai. Ir pagrindinės natos raudoni vaisiai, tai avietė, vanilė, karamelė ir dūmo natos. Štai kaip kvepia. Štai kaip kvepia ketvirtų numeriukų namų kvapas. Saldžiai ir gaiviai. Vaisiai labai jaučiasi.
Toliau 5 namų kvapas, tai yra Red Fruit, Heart vadinasi, tai aplinka svetainė ir prie įėjimų pastatyti geriausia. Uoslės grupės yra vaisiai, viršutinės natos juodieji serbentai, braškė ir greipfruktas, širdies natos persikas, apelsinų žiedai, pagrindinės natos vanilė, karamelė, dūmo natos, raudonieji vaisiai ir avietės. Na, pažiūrėkit, kokie puokštė vaisių. Ir man iš tiesų jie, kaip aš sakiau, visi skaniai kvepia. Nagi, pasižiūrėkime. 5 namų kvapą. Žinote, kai yra juodieji serbentai, dauguma natų yra juodieji serbentai, tai šitame kvape tikrai uodžiasi tie serbentai. Juodieji serbentai labai labai skanu irgi. Na ir magnolija mano atradimas, tai yra namų kvapas. Nemaniau, kad taip gėlės skaniai gali kvepėti. Aplinka, kur geriausiai statyti būtų, tai virtuvėje ir vonioje. Uoslės grupė yra vaisiai ir gėlės. Viršutinės natos yra kriaušė, obuolys, citrina. Širdies natos, vandens natos, ozono natos, rožė, magnolija, jazminas, apelsinų žiedai. Pagrindinės natos yra pudros natos, gintaras, sandalmedis, kedras ir vetiveris. Va taip kvepia. Išskirtinai iš visų kvapų. Man labai skaniai. Iš tiesų labai. Ir ko gero šiandieną aš užsisakysiu jį. Taigi planuoju galbūt netgi visus kvapus užsisakyti savo. Galima pristatyti. Iš tiesų pradžiai sakoma, kad kokias 3 lazdeles savo namuose tik tai su 3 lazdelėm, nekišti visų dėl to, kad koncentracija kvapo yra tikrai sklaidi ir didelė. Taigi pradžiai pabandyti nuo 3 lazdelių, jeigu dar reikia daugiau jums to kvapo, tai tada kišti, daugiau tų lazdelių. Taigi moteris ir vyrai, labai puikia dovana bet kurią progą, o pirmiausia pasidovanokite savo. Pristačiau natas, galite pasirinkti arba tiesiog ateiti į ofisą ir užuosti. Planuoju daryti užsakymą šią savaitę, šios savaitės ko gero gale. Ilgai nedėlsiu dėl to, kad jau laukia mano namiškiai, laukiu ir aš produktų, kiekvienu kartu vis naujų užsakau, nes yra be galo daug, iš ko galima pasirinkti, virš 4000 asortimente. Taigi kompanija Čiogan išties labai stebina, produktai kokybiški, įmantrūs, unikalūs ir labai kaina patraukli. Taigi tiek, iki sekančio video.